Tai kas yra graži oda, taip? Aš tai manau, kad vienu žodžiu, graži oda yra sveika oda. Tiesiog sveika oda. Jinai kai sveika, tai jinai ir gražiai atrodys, bus lygi, neproblematiška. Tai tiesiog. Jo, ir aš gal paantrinčiau, kad graži oda. Tai oda, kuri nekelia žmogui diskomfortą. Tobula oda tai yra tokia oda, kurioje jautiesi tobulai. O jeigu taip norėtume buitiškesnį atsakymą, tai galėčiau pasakyti, kad tobula oda tai visų pirma yra sudrėkinta ir švytinti oda su spindinčiamis švytinčiamis akimis. Tobula oda man yra spindinti oda, oda be raukšlių, oda be išsiplėtusių porų, mylinti oda. Graži tobula oda yra be išsiplėtusių kapiliarų, be spuogų, lygi, graži, švelni, kaip kūdikio odelė. Man tobula oda yra sudrėkinta, stangri, be bėrimų, be raudonės. Graži oda yra oda be raukšlių, yra prižiūrėta oda, maloni lietimui, maloni akiai. Graži oda. Mano manymu, tai yra svarbiausia, kad tu jautiesi iš vidaus. Sakant gerai, o kai jautiesi gerai, tai manau, oda yra graži, kokia jinai bebūtų. Aišku, naudojant tam tikrus produktus, tai irgi labai didelį įtaką turi. Sveika, be raudonų dėmelių oda. Mano manymu, graži oda tai yra švytinti oda, skaisti oda, pamaitinta ir be spuogelių. Skaisti, sveika, lygi ir įdegus. Nesausa, nešerpetojanti ir švytinti. Tobula oda man tai yra sveika oda, pailsėjusi, švytinti. Tobula oda man reiškia sveika, graži oda, kai pasitiki savimi ir net negalvoju apie tai. Skaisti ir spindinti. Tai man graži oda yra labai prižiūrėta, spindinti, skaisti, švari oda. O man graži oda tai tikriausiai pirmiausia yra gyva oda, kuri yra lygiai tokia pati kaip ir aš. Tai yra, ji gali būti ir suirzusi, gali būti ir švelni, gali būti glotni, gali būti ir spuoguota ir nematau tame nieko blogo, nes tai yra gyvas organizmas taip kaip ir aš. Ir aišku, kartais mes galbūt negalime sukontroliuoti tam tikrų biologinių ir cheminių visokių reakcijų mūsų organizme, bet kokiu atveju mes turime mylėti savo odą, prižiūrėti ir tada jinai ir bus ir graži, ir skaisti, ir šviesi. Ir būsime jaunas ir gražios. Na, štai yra atsakymas.